tų 96 metų. Kada atėjome, mes susėmėm įvairią veiklą. Dabar galiu pasakyti, kad nieko neįžeidžiant, bet mes iš tikrųjų dainuodavom, o ne šlovindavom. Mes kalbėdavomės apie gyvenimą, jame mažai buvo apie Dievą pokalbių. Ir tada, kaip mes atsidūrėme toje atsinaujinimo dienoje ir už mus pasimeldė, mes parlėkėm į tą maldos grupelę dviese tada buvo. Truputėlį kitokius. Žinot, ką mums pasiūlė? Sakė, eikit pasilsėti ir negadinkit visos maldos grupelės. Atvirai pasakius, mus iš jos išmetė. Kas mums kilo tada, kokia mintis? Žinot, galvoju, dabar mes, kada jau tu sutikai tą gyvą Dievą, tau atrodo, kaip tik norisi evangelizuoti, daryti, šlovinti viešpatį. Ir mes pradėjom tai daryti 3. Dar vieną išmetė, kadangi jinai buvo mūsų draugė. Tai mes pradėjom rinktis kas savaitę kartu, mokėmės groti gitaromis tam, kad galėtume šlovinti Dievą. Po pusės metų mes dar vis buvome 3. Ar žinot, kokia mūsų pagrindinė malda buvo? Dieve, duok daugiau žmonių. Ir vieną dieną, meldžiantis mo iš ryto, skambinu savo draugai labai nedrąsiai. Aš jau tada mokiausi pedagoginiai. Sakau, žinai, Agne, turiu labai, kažkaip per ryto maldą tokia labai keista mintis atėjo. Jinai sako, žinok, man irgi. Ir tada supratau, kad jau nieko gero nelauk. O mintis buvo tokia. Dabar atvirai pasakysiu, tikriausiai aš to nesiryščiau daryti. Po savo šitos tikėjimo kelionės nežinau, ar aš pasileisčiau tai avantūrai, bet mintis buvo nueiti į 5 Kauno bažnyčias, atsigulti kryžiumi ir melstis už mūsų maldos grupelę. Mes tai padarėm. Aš dabar gerai praėjus 15-16 metų gerai prisimenu visas tas bažnyčias, vienos net gulėjom šventorinės, nieks mūsų neįleido į bažnyčią. Bet nepraėjus pusei metų, mūsų buvo 40. Tada buvo kita malda. Tada iš tiesų buvo kita malda. Dieve, ką mums daryti su tai žmonėm. Bet Dievas darė. Ir šiandien iš tos maldos grupelės mūsų dalis yra žmonių bendruomeniai. Tikriausiai daugiau negu pusė dirba įvairiose bažnytinėse institucijose. Yra 3 seserys vienuolės ir jei neklystų 7 kunigai. Šlovė Viešpačiui. Ir tai buvo didelis Dievo darbas. Mes dabar prisiminę susitinkam juos ir tai yra tai, kad ta pirmoji meilė, kuri mus stiprina. Mes dabar esam skirtingose grupėse, skirtingose bendruomenėse. Bet aš žinau, kad tada Viešpas patikrino mūsų ištikimybę. Ar ten tokiai avantūrai mes leisimės? Gėda pasakyti, kad nežinau, ar aš šiandien tam leisčiausi. Bet tada tai buvo tas žingsnis, kuris davė didelių rezultatų. 4. Atsiduri ten, kur turėtų būti. Tai kaip tas pilypas. Mano viena iš didžiausių svajonių buvo išvažiuoti į misijas į Kazachstaną. Va ten, man atrodė, yra misijos. Galbūt net kai kurie iš jūsų pažįstat Peterį Williamsoną. Jis buvo atsakingas tada ir dabar taip yra atsakingas už misijas į Kazachstaną.